Renkame geriausią 2010 metų knygą. Į metų knygos titulą suaugusiųjų kategorijoje pretenduoja. Taip, esu Marcelijus Martinaitis. Žinomas poetas pasakojo, jog biografiniai užrašai Mes gyvenome tai tarsi vidinė biografija, glaudžiai susijusi su vaikystės ir jaunystės prisiminimais, ieškojimais, klaidomis, abejonėmis ir visais kitais permainingais dalykais, iš kurių atsiranda kūryba. Toje knygoje yra, net esu čia ir parašęs, kad tą knygą baigiu maždaug, kada palikau savo namus, savo kaimą, kada palikau. Kada išvykau jau į Kauną, į mokslus, vėliau į Vilnių. Tai yra mano pats įdomiausias laikotarpis. Aš jau sakiau, kad aš kūriau pats save. Ten aš kūriau pats save ir kažko ieškodamas tame kaime, tokiame nuošaliame kaime, tarp alksnynų, skaitydamas knygas, galvodamas. Dabar mano gyvenimas viešas. Ir apie mane kartais daugiau žino kiti negu aš pats, papasakoja kokius nors atsitikimus, aš jau užmiršęs, o sako, matai, kaip ten buvo, ką tu pasakėjai, kaip tu padarėjai, o aš neatsimenu. Tai jau esu patekęs į tą viešumą, daug kas nuo manęs nepriklauso jau. Tai buvo tarnybos, darbai, visokie, ne vien kūryba, teko dirbti darbus įvairius. Tai jau ten dariau ne tai, ką aš norėjau, ką privalėjau padaryti, o ten gyvenau taip, kaip aš sugebėjau, kaip aš mokėjau gyventi, kaip gyveno mano artimieji, tėvai, kaimo žmonės. Dirbdami įvairius darbus, aš tos darbus taip pat dirbau ir tos darbus prisimenu, jie man malonūs tie darbai, kaimo darbai, tokie sunkus kartais, bet jie dabar man atrodo gerai, tada pavargdavau, pykdavau, kam dabar čia man taip reikia dirbti. Tai tų darbų nėra, tų žmonių nėra, o aš dar esu. Marcelijaus Martinaičio knygoje Mes gyvenome ne tik poeto atmintyje įstrigę prarastos tėviškės vaizdai, bet ir projekcijos į dabarties laiką. O kartu begalinis grįžimo jutimas. Reikia grįžti ten, kur jau nieko nėra. Tiesiog tenai pabūti. Tai knygoj labai daug tų yra tokių užšifruotų paslapčių, apie kuriuos skaitydami galbūt nesuvoks, kodėl tai yra. Bet man galvojant apie kūrybą, galvojant apie gyvenimą, iškyla tokie vaizdai. Tai nėra dokumentiška čia. Aš pats kartais abejoju, ar tikrai tai buvo, kaip aš čia rašau. Gal mano fantazija, arba aš tos dalykus pagražinu, bet vis dėlto tie dalykai yra išlikę atminty, prisiminimuose, kad jie visą laiką iškyla ir su jais ką nors darai. Arba rašai, arba pasakoji, arba prisimeni, arba sapnuoji. Sapnai grąžina atgal irgi. Labai daug sapnų yra, kad atsiduriu tenais, kur buvau prieš 50-60 metų, pamatau tos žmonės, vaizdus. Taip, tai irgi čia yra sapnas.